Vilnius mūsų kelionį išlydėjo tikrai nesvetingai. Pradėjo lyti, dar net neišvažiavus iš miesto. Akį Paberžėje patraukė pastatas, kuris yra prie buvusio žemės ūkio fabriko. Tai yra bendrabutis, bet įdomumas tas, kad čia žmonės atrodytų visai nenori šviesos. Pasižiūrėkite, langai, jeigu jie yra nauji, tai yra sumažinti. Ir jie naudojami yra panaudotiems vystyklams. Mes ne tam panaudosime. Ten girdėsi jau vaikų garsai, bet mes su Vaidu iš toli pamatėme, kad ką tik buvo pamelžta ten tolumoje esanti žalmargė. Žalmargė, tai kokia spalva? Na, vienu žodžiu, karvė. Tai mėginsim paragauti šviežutėliausio pieno. Nelabai mėgstu pieną, bet pamėginsim. Vaidai, eime. O prieš tai gal dar išdžiuką. O karvės tai yra. Aš Ignas. Aš Egidijus. Egidijau, kaip sekasi? Normaliai, kai matai, vaikštom visą laiką. O jūs čia su kuo buvote? Su močiutė. Ai, močiutė, gyvena su močiutė? Mano motinos sesuo vyriausia. O kas ten dar pieno primelžėt? Jo. Galim pažiūrėti, o galim paragaut gal? Galit. Ir labai visi perka. Perka? O jie, labai geras pienas. O kiek kainuoja litras? O čia su baba atėjau. Aš čia jauni. Mane nefilmuok, gerai? Gerai. Paskui per televiziją pradės rodyti. Ryte mankštą valgom, paskui dainuojam, paskui vėl valgom, paskui sportuojam, paskui renginius darom, paskui vėl valgom. Sekmadienį, ne, klubus žiūrėk. Ar vienu tą koją? 1, 2, 3 šitą koją? 1, 2. Gerai. Aš žinau, o kodėl ne šitą koją prasideda? Nu, galim kaip mes. Matai. Jeigu aš nusprendžiu po laidos, kad man reikia pamiegoti bent jau valandą, tai aš važiuoju namo ir pamiegu. Nuo 10 iki 11, bet kartais iki 12, kartais iki 1. Dienos atpildas pono Vytauto paruošta vakarienė. Jūs pažiūrėkit, koks mūsų turtingas stalas. Ir prieš kelias dienas pagauta žuvis, maestro žmonos marinuota, ir agurkėlis, duonytė, medus, imberinė arbata. Vaidai, tu geri kavą, nežinau, kaip tu rytoj stiprią kavą, kaip jis rytoj atsikels, nežinau. Pažiūrėkit, ašakoms kokia subtili dėžutė kūrybinė. Ypatingai, kad iš servetėlė. Ir servetėlė kokia. Bet mūsų rytoj laukia mankšta iš pat ryto, tad turim pasistiprinti, na ir gerai įsimiegoti. Kokelio maistą. Dabar bus antras pratimas. Šitas mano mėgstamiausias pratimas. Labai lavina protą, judesį pažadina dienai. Šitas gal dar geresnis, bet mankšta 8 ryte, jau senas dalykas, reikia priprasti. Tai yra šokas ir šigi bėgsiu. Tai va taip pat. Paskui valgė pusryčius. Ir paskui atsisveikino su anūkais.